pastoviai savo gyvenime priimame įvairius sprendimus, už kuriuos turėsim vėliau susimokėti. Kiekvieną akimirką mes sprendžiam, ką valgysim, kada eisim miegoti, kur praleisim laisvalaikį, su kuo bendrausim, su kuo nebendrausim, su kuo draugausim, su kuo ne. Tačiau, kai reikia priimti svarbius sprendimus, kartais mes tiesiog jaučiamės bejėgiai ir mus apima abejonės, kaip pasielgti vienoj ar kitoj situacijoj. Tuomet sprendimo priėmimas virsta tarsi mūšių mūsų galvose. Todėl būna, kad sprendimus gyvenime mes priėmam tik tai tam, kad nuramint savo protą, o negalvodami, kokios bus tų sprendimų pasekmės. Jeigu mums reikėtų bėgant valgyti, tai sutikit būtų nelengva. Tai reiškia, jeigu mūsų protas yra neramus,